Hola, bienvenido a mi país. Sveiki atvykę į mano šalį, sveiki atvykę į Paragvajų. Šiandien pirmas greičio ruožas iš Asuncijono į Rezistenciją. Tikiuosi, jis jums patiks, sako Jose Candía, Paragvajaus lenktynininkas. Taigi, labas vakaras, BTV eteryje, kaip visada. Dakaro ralio maratonas iš karto po naujų metų. Šiandien mes važiuojam pirmą greičio ruožą. Ir šiandien jau nuo pat pirmųjų kilometrų kai kurie sportininkai susidurs su sunkumais. Kaip ir žadėjo organizatoriai, tai nebus lengvas pasivažinėjimas, ką šiandien patyrė kai kurie lyderiai. Vieni skendo balose, o kiti degė. Taigi, pirmasis greičio ruožas. Ir tai yra trumpiausias greičio ruožas visame Dakaro ralio maratone, tik 39 kilometrai. Bet viskas prasidėjo vakar, sausio 1 dieną, kai Asunsijone, Paragvajaus sostinėje, visi lenktynininkai važiavo per podiumą. 318 ekipažų, ką tik matėte Vaidotą Žalą savo ekranuose. Jie pradėjo 12 dienų lenktynes. Ačiū Paragvajau! Iš viso 144 motociklai, 37 keturačiai, 87 automobiliai, iš jų 10 nedidelių bagių, kurias organizatoriai šiais metais išskyrė į atskirą klasę, ir 50 sunkvežimių. Jiems teks įveikti 9000 km, iš jų daugiau kaip 4000 km greičio ruožų. Ką tik matėte, Laia Sanz, viena iš 2 berods motociklininkių šiais metais. Mes matysime šiais metais ir 3 lietuvių ekipažus. Pirmiausia, tai 326 startinių numerių važiuoja Benediktas Vanagas ir Sebastianas Razvadovskis. Lietuviškai lenkiškas ekipažas. Ekipažas, kuris važiuoja pernai metų specifikacijos Toyota Hilux automobiliu. Podiumo misija įgyvendinta, inio žmonių vietoje, milijonai žmonių internetu matė Vytį ir visi žino, kad lietuviai, kai reikia, susikaupia ir būna bendrai drauge ir kad mes esame pati didžiausia komanda Dakare, kuri turi daugiau negu 7000 dalyvių. Startinis numeris Antanas Juknevičius ir Darius Vaičiulis. Jie važiuoja tuo pačiu kaip ir pernai Toyota Hiluxo. Ir 373 numeris Vaidotas Žala ir Saulius Jurgelėnas, šiek tiek patobulintas, pernai metais naudotas Seat Leon prototipas. Na ir sportininkus ant podiumo pasitiko net 2 šalių prezidentai. Paragvajaus prezidentas Horacio Cortezas ir Bolivijos prezidentas Evo Moralesas. Nepaisant to, kad vakare pradėjo lyti, visgi šventinės nuotaikos lietus tikrai nesugadino. O viską vainikavo, žinoma, fejerverkai. Na ir Paragvajus turi ralio tradicijas. Čia vyksta vienos žinomiausių Pietų Amerikoje vietinių ralių. Tai yra ralis, kuris vadinasi Transchaco. Vienas amerikietis 1971 metais sugalvojo legendinį safari ralį perkelti į Pietų Ameriką.
Ir nuo to prasidėjo tikrai įdomus renginys. Tai keletas greičio ruožų, kurie vykdavo tikrai ekstremaliomis sąlygomis. Bėgant laikui, šis ralis transformavosi į klasikinį ralį ir šiais metais, tiksliau praėjusiais metais, šį ralį jau laimėjo Viktoras Galeano su Mitsubishi Lancer Evo 10. Tačiau grįžkime į Dakarą. Tobijus Praisas šiemet bandys apginti savo praėjusių metų titulą. Jis laimėjo motociklininkų įskaitą. Aš esu pasiruošęs kovai ir esu puikios formos. Bet jam nebus lengva. Nepaisant to, kad jis laimėjo Abu Dabio ir Maroko ralius, Praisas turės daug priešininkų. Jo komandos draugai Samas Sunderlandas, Matijas Volkneris, žinoma, Stefanas Vitko, Pablo Quintanilla taip pat bus vieni iš lyderių. Ir žinoma, Yamaha komanda, Adrianas Van Beverenas, nauja prancūzų viltis, Kevinas Benavidesas, Hondas komanda, Juanas Bareda, Paulo Gonsalvesas. Aš sakyčiau, kad šiais metais dėl pergalės kovos kokie 7-8 motociklininkai. Jie kiekvienas iš jų gali nugalėti. Taigi bus įdomi kova. Ir šios dienos greičio ruožas 39 km, kaip minėjau, pats trumpiausias šiame Dakare. Ir 415 km pervažiavimas į rezistenciją į Argentiną. Tai gan sudėtingas greičio ruožas. Kai kurios vietos buvo labai siauros, duobėtos ir buvo nemažai balų, kurios pakišo koją kai kuriems lenktynininkams. Na ir pirmasis pradėjo, žinoma, Tobijus Praisas. Praėjusių metų nugalėtojas važiavo atsargiai ir lengvai, stengiasi nedaryti klaidų, jis žino, kad Dakaras yra labai ilgas. Taigi jis atvažiavo minutę ir 25 sekundėm lėčiau negu šio greičio ruožo nugalėtojas. Viskas iš principo buvo gerai, važiavau atsargiai, be klaidų, jaučiau didelį jaudulį, nes važiavau pirmas lenktynėse, bet galų gale šitą diena svarbiausia jau baigėsi. Už Praiso finišavo Stefanas Vitko, jis šiandien parodė 14 rezultatą, nors pernai buvo antras. Ir Pablo Quintanilla, Pietų Amerikos viltis, čilietis, šiandien atvažiavo 12 vietoj. O štai Juanas Bareda susidūrė su sunkumais. Štai taip įvažiavo šiek tiek per greitį balą, ten ir užstrigo. Jis užgesino variklį baloje, laimiai prarado tik maždaug minutę ir sugebėjo finišuoti 7 šiandien. Trumpas greičio ruožas, bet buvo labai pavojingas. Vienoj duobėj buvo didžiulė bala, gili bala, aš užstrigau tenai, praradau maždaug minutę, bet laimiai užsivedė variklis ir aš sugebėjau finišuoti. Toj pačioj baloj šiek tiek ilgiau užstrigo prancūzas Adrianas Medžas. Jis krito ir prancūzo nelaimiai į jo motociklo variklį pateko vanduo. Jis prarado labai daug laiko. Niekaip negalėjo užvesti savo motociklą. Galų gale prancūzui teko prašyti pagalbos iš aistruolių. Štai tai buvo atsikratyta vandens. Ir prancūzas šiaip tai pasiekė finišą. Daug duobių buvo, kai kur buvo nemažai vandens. Per greitai, manau, kad įvažiavau į vieną iš balų, nukritau ir motociklas prisipildė vandens. Deja, jo pateko ir į variklį. O štai Adriano Medžo brolis, Michaelas Medžas, pravažiavo labai neblogai. Šiandien jis pasiekė 4. rezultatą.
pralaimėjęs tik 18 sekundžių. Rikis Brabečas, amerikiečių viltis, pernai pirmajame savo Dakare jis finišavo 9, šiandien pirmajame greičio ruože jis 3. How do I feel? Well, Kaip aš jaučiuosi, kad gal ir neblogai, greičio ruožas tik 39 km, bet gal kokie 9700 posūkių. Juanas Pedrero, šiandien 2. Tai greičiausias Šerko lenktynininkas. O šios dienos nugalėtojas Javieras de Sultre. Jis šiandien buvo greičiausias, važiavo be klaidų ir labai greitai. c'est super, c'est génial. Ir tai yra pirmasis jo laimėtas greičio ruožas. Fantastika, kad tokia pradžia, bet kokiu atveju dar labai ilgas kelias iki finišo. Ir beje, de Sultre greičiausiai gaus baudą. Sužinojęs, kad jis laimėjo šį greičio ruožą, pervažiavime jį sąmoningai viršijo greitį. Ir lenktynių organizatoriai turėtų duoti jiems 1 minutę baudos. Keturračiams tai taip pat buvo purvinas startas. Daugelis maudėsi purve, tačiau galų gale pirmas greičio ruožas tapo triumfu pietų amerikiečiams keturračių kategorijoje. Net 4 greičiausi sportininkai yra iš šio kontinento. Brazilas Marcelo Madeirosas buvo lyg savoj lygoj. Jis daugiau kaip minutę įvežė lenktynininkų terminais tariant daugiau visiems kitiem sportininkam. O štai šiam lenktynininkui viskas baigėsi jau pirmajame greičio ruože. Jis krito ir susilaužė riešą. Tai Sebastianas Sudė. Ir galų gale jo konkurentai bandė guosti jį, sutvarstė ranką. Bet jis buvo pilnas vilčių važiuoti toliau. Aš tikrai čia nesustosiu, tikrai nesustosiu. Šiandien papasakosim apie naują prancūzų talentą. Tai yra Adrianas Van Beverinas. Jam tik 25, o specialistai sako, kad tai naujasis Stefanas Peterancelis. Visą laiką mėgau važiuoti motociklais, tai yra mano aistra, o kai mano aistra tapo darbu, aš galiu dabar savim didžiuotis, sako jis. Tas žymusis važiavimas ant vieno rato. Žmonės dažnai man jį primena, bet tai man buvo labai natūralu. Tiesiog per nedidelį trampliną aš iškėliau priekinį ratą ir pasižiūrėjau malūnsparnį. Ir šitas vaizdas buvo parodytas per visus kanalus. Na ir jis gali būti ne tik efektingas, bet ir labai efektyvus šis lenktynininkas. Pradėjau lenktyniauti 15 metų ir jau tada žinojau, kad noriu tapti profesionalu. Nesitikėjau, kad gamyklinė komanda pakvies mane taip anksti. Bet aš tikrai esu tam pasiruošęs. Pernai finišavau 6, geriausias iš prancūzų motociklininkų. Tai man leido atidaryti daugelį durų ir tai suteikė man daug pasitikėjimo. Po to laimėjau Enduro 2 lenktynes ir tada manim pradėjo tikėti didieji rėmėjai ir gamyklinės komandos. Aš nesiruošiu verstis per galvą. Aš esu teisingam kely. Važiuoju greitai, efektingai, bet jeigu reikės be reikalo rizikuoti, jeigu jausiu, kad važiuoju virš savo galimybių ribų, aš tikrai neimsiu rizikuoti, aš tikrai pristabdysiu. Aišku, tai nebus pasivaikščiojimas po bivuaką, bet aš važiuosiu taip greitai, kaip galiu. Automobilių įskaita. Nuo praėjusių metų gamyklinės komandos praleido begalę valandų testuodamos ir tobulindamos automobilius. Toyota prisiviliojo 2-kart Dakaro laimėtoją Nasserą Al-Attiyah. Už šitą komandą važiuoja Žinėlis de Villiers ir Nani Roma. Aš važiuoju Toyotos automobiliu, tai puikus automobilis, pajėgus laimėti Dakarą.
Po Latijos prie mini vairo kaip lyderis sėdo skrajojantis suomis Mikko Hirvonenas. Aš noriu važiuoti ten ir jeigu atvažiuosiu, aš darysiu viską, ką geriausiu. Ir kovosiu dėl pergalės. Žinoma, jiems reikės aplenkti Peugeot komandą. Už šių lenktynininkų nugaros yra 18 laimėtų Dakarų. Jau 25 metus, kiekvienais metais aš startuoju čia galvodamas tik tai apie pergalę. Na ir šie metai. Pirmasis greičio ruožas Stefanas Peterancelis pradėjo labai atsargiai. Ir Benediktas Vanagas mūsų ekranuose. Štai ponas Dakaras, Stefanas Peterancelis. Atrodo kontroliuojantis situaciją, bet nerizikuoja. Jis šiandien tik 12. Bet jis puikiai žino, kad tu negali laimėti Dakaro pirmam greičio ruože. Tu gali jį čia tik pralošti. Jau ko gero keletas mėnesių praėjo, kai aš nevažiavau pilnu tempu. Taigi, pirmą greičio ruožą mes išvažiavom, stengdamėsi įvažiuoti į ritmą, neturėti jokių problemų ir jokių avarijų. Jazidas Alraždis, jo Toyota, kuria jis važiavo pernai, dabar važiuoja Benediktas Vanagas, o Alraždis persėdo į Mini. 35 metų Saudo arabietis, šiandien trečias. Buvo labai netikėta, kad tiek daug duobių, tiek daug aklų posūkių ir krūmų, bet svarbiausia, mes pravažiavom šitą greičio ruožą. 9 kartus pasaulio klasikinio ralio čempionas Sebastianas Loebas pradėjo savo antrąjį Dakarą ir šį kartą jis pasisodino savo daug metų naudotą klasikinėme ralyje šturmaną Danielį Eleną. Ir čia jie vos neužstrigo vienoje baloje. Prarado čia keletą sekundžių, bet šiandien jis 6, visai neblogai. Žinielis de Viliersas 5 šiandien ir tarp greičiausių penketuko net 3 Toyotos. Taigi, Toyotos pilnos ryžto pirmą kartą nugalėti Dakare po daugelio metų. Karlosas Sainzas, El Matadoras, 2 kartus laimėjęs Dakarą, jis buvo šiandien greičiausias iš Peugeot, bet tik 4. Dar viena Dakaro legenda, Nani Roma, šiais metais persėdo į Toyotą ir šiandien jis 3. Daugiau kaip 20 metų jis važiuoja Dakaro maratonuose, taigi puikiai žino, kaip važiuoti efektingai ir greitai. Truputį sunku buvo rasti savo lenktynių ritmą ir žinoma nervinausi, pirmas greičio ruožas, nauja komanda. Dar vienas klasikinio ralio asas Xavieras Ponsas su Ford Ranger prototipu šiandien nustebino daugelį, šiandien jis 2. Tai antrasis Dakaras šiam Ispanijos lenktynininkui. Ir beje, po finišo jis, sužinojęs apie savo puikų rezultatą, padarė tą patį kaip ir greičiausias motociklininkas šiandien. Jisai sąmoningai viršijo greitį, kad gautų baudos. Kol kas laukia teisėjų sprendimo. O štai šis žmogus laimėjo greičio ruožą Naseras Al Attija. 24 sekundės įvežė visiems, tačiau paskutinius 10 km pravažiavo su degančiu automobiliu. Štai matot, liepsna iš po variklio gaubto. Laimiai prie teisėjų yra gesintuvai numatyti, taigi liepsnas buvo užgesintos, tačiau Žinielis de Viliersas turėjo 400 km tempti Naserą Al Attiją iki bivuako. Tikėkimės, Nasero automobilis bus sutvarkytas. Paskutinius 10 km jaučiau, kad kažkokia tai liepsna ir daug dūmų pasirodė. Dabar laukiu Žinielio, jisai turėtų mane partempti. Bet laimiai viskas gerai. Taigi, tikėkimės, Naseras pasiekė bivuaką. 400 km tempti automobiliai, tai didelis iššūkis. Na ir apie lietuvius. Benediktas Vanagas šiandien pravažiavo labai gerai. Jis parodė 17 rezultatą, 2 minutės ir 26 sekundės pralaimėjęs
Naserui Alatijai. Pirmasis greičių ruožas padarytas, 39 km, per kuriuos tu Dakaro neišloši, pralošti tikrai gali. Ganėtinai sudėtingas greičių ruožas, aš tikėjausi jo paprastesnio, daug trialo elementų, tikrai daug vietų, kur buvo galima nepataisomai palikti sugadintą automobilį. Pasivijome Stefaną Suminių. Aš tą prognozavau, tai manau, kad praradome iš tiesų kokią gerą minutę, jeigu gal net ir daugiau, bet nieko tokio. Dabar esam 17 iš 24, kiek matau. Tai manau, kad darbas padarytas 100% su kaupu, rytoj turėsim komfortiškesnę startinę poziciją. Antanas Juknevičius šiandien 29, 4 minutės ir 39 sekundės. Jis nusileido Naserui Alatijai. Buvo šiaip labai smagus greičio ruožas, aš sakau, kad iš visų Dakarų 8, kuriuose man teko dalyvauti, čia buvo pats fainiausias prologo greičio ruožas, tas pirmas, nes būdavo kartais per ilgi, ten iškart 150, 100 km, 200, o būdavo ir per trumpi, ta prasme 10, ta prasme ten 5 km ir 15. Tai pat 40 km tokiam karšti, labai tokia danga nelygi, nu viskas tai, ko reikia pirmam tokiam apsimankštinimui, kaip sakyti, treniruotėjai raumenų. Automobilis puikiai važiuoja, aš manau, biškį pareguliuosim galinę pakabą, šiek tiek jinai kompensuoja man posūkiuose, bet šiaip viskas labai gerai, iš tikrųjų automobilis gerai. Nu, Darius irgi puikiai, vieną posūkį tik pasakė per anksti, tai vos neįsukau ten į žmonės, bet šiaip viskas labai gerai. Ir Darius labai gerai šneka, ir mašina gerai važiuoja, žodžiu, viskas puiku. Vaidotas Žala šiandien 41. Jis greičio ruožo nugalėtojui pralaimėjo 7 minutės ir šiek tiek pažeidė automobilį. Turėjom reikalų, nors motoriukas važiuoja, nustebino, tikrai puikiai važiuoja mašinėlė ir net padangos irgi mane maloniai nustebino. Kelias labai išmuštas, bet šiek tiek prapylėm su pakabos nustatymais ir kai prilėkėm pirmosius dvigubus didesnius tramplynus, šovė žvakę, vertikaliai mašiną ir lėkėm nuo kelio. Laimiai neapsivažiam, bet grįžom, vėl bandėm važiuoti tempui, vėl tas pats, tuomet jau teko truputėlį lėčiau, bet labai daug tokių nervų. Taigi, pirmas greičio ruožas baigtas, Naseras Alatija laimėjo, Xavieras Ponsas greičiausiai kris bendroje rikiuotėje po baudos, Nani Roma 3 greičiausiai kils į 2. Ir šiandien mes papasakosim apie vieną Paragvajaus įžymybę, tai yra Itaipų hidroelektrinė. Turbūt vieta, kurią nori pamatyti kiekvienas turistas atvažiavęs į šią šalį. Tai viena galingiausių hidroelektrinių pasaulyje. Itaipų nacionalinė hidroelektrinė užima net 8 km, viena iš didžiausių pasaulyje. Energija, kurią sukaupė šita elektrinė, aprūpina 80% Paragvajaus gyventojų ir dar 17% Brazilijos gyventojų, įskaitant ir San Paulo ir Rio de Janeiro miestus. Šita elektrinė turi 20 generatorių. Kiekvienas iš jų generuoja iki 750 MWh elektros energijos. Tik vienas šitas generatorius gali aprūpinti elektrą 2 milijonus gyventojų. Jisai įrengtas ant Parana upės ir tai yra viena galingiausių upių pasaulyje. Ir sunkvežimių įskaita. Jeigu mes kalbam apie jėgą, tai šitie monstrai generuoja jos daugiausiai. Daugiau kaip 3,5 tonos, daugiau kaip 1000 arklio galių. Ir Eduardas Nikolajevas mūsų ekranuose, vienas iš favoritų šiose lenktynėse, šiandien 6. Gerardas Derojus aplenkė Nikolajevą, bet aplenkė tik 8 sekundėm, šiandien jis 5 vietoj. Jis gina praėjusių metų pergalę. Ir finišavęs jis pastebėjo, kad veržėsi ugnis iš po sunkvežimio, tačiau laimiai nieko
Nieko įspūdingo, viskas tvarkoje. Susitvarkė automobilį, dėrojusi ir grįžo į bivaką. Alešas Lopraisas su Tatra šiandien 4. Ir prizininkai. Vanden Brinklas su naujai ruoštu Renault sunkvežimiu šiandien finišavo 3. Pernai jo sunkvežimis sudegė vidury Dakaro. Tomas Van Genuktenas su Iveco, dar vienas Derojaus komandos narys, šiandien yra 2, tik 18 sekundžių pralošęs šio greičio ruožo nugalėtojui. O nugalėtojas yra Martinas Kolomai, čekas. Tai yra 7. pergalė Dakaro greičio ruožuose. Jam jis su Tatra šiandien greičiausias tarp sunkvežimių. Ir beje, į 30-tuką geriausių automobilių jis patenka per 30 minučių pravažiavęs pirmą greičio ruožą. Na ir žinoma, pabaigai apie Dakaro herojus, kaipgi sekasi mūsų naujokėliams. Ačiū Asuncionui. Dakaras yra Paragvajoje pirmą kartą. Iki. Čia visi labai geri, fantastiškas jausmas. Tai tikra Dakaro dvasia. Lo estoy presentando a Vincent Crosby. Por las hidrolavadoras de Karcher, el líder mundial en hidrolavadoras, Luis Portela. El portugués Luis Portela. Na ir vas baigė pirmą greičio ruožą, sportininkai turėjo kirsti Paragvajaus Argentinos sieną, nes bivakas yra Argentinoje. Argentina yra vienintelė šalis Pietų Amerikoje, kuri priima Dakarą nuo pat to laiko, kai Dakaras persikėlė į šį kontinentą, nuo 2009 metų. Na ir viskas, žaidimai baigėsi. Rytoj jau tikras greičio ruožas. 275 km iš rezistencijos į San Miguel de Tucumaną. Ir negana to dar 528 km pervažiavimo. Rezistencija yra Čeko provincijos sostinė. Nedaug, 300 000 gyventojų. Bet šis miestas įžymus dėl savo skulptūrų gausos. Skulptūros, kurias remia UNESCO, ir tai lyg didžiulis, milžiniškas muziejus po atvirų dangumi. Na kągi, tiek šiandien Dakaro. Likite su BTV, o mes susitiksime kaip visada rytoj vakare. Gero vakaro, iki.